Kėdainių senamiesčio vaistinėje visada geros vaistų kainos. Virškinimui Mezim už visada gerą kainą – tik 7 litus 80 centų. Kepenims Livosil siūlome mažiausią kainą – tik 13 litų 80 centų. Validolis tik už litą 80. Vitaminai širdžiai Cardio Ace net 65% pigiau – tik 16 litų 80 centų. Maistas smegenims Neurozan 45% pigiau – tik 38 litai. Lašai širdžiai visada geromis kainomis. Siūlome naujieną – už prieinamą kainą efektyvios priemonės nuo plaukų slinkimo. Kėdainių senamiesčio vaistinės rasite Josvainių gatvėje 17 senamiestyje, Jono Basanavičiaus gatvėje 49 prekybos centre Norfa ir Budrio gatvėje 5 suaugusiųjų poliklinikoje. Dėl vaistų vartojimo ir galimo šalutinio poveikio pasitarkite su gydytoju ar vaistininku. Atsiprašau, žiniasklaida, norėtume patekti į posėdį. Nesibraukite, jums čia negalima. Kodėl? Juk neparašyta, kad posėdis vyksta prie uždarų durų. Taip, nes tokių posėdžių iš vis nebūna. Na, jeigu nebūna, tada prašyčiau leisti įeiti man ir operatoriai. Šis posėdis yra neviešas, uždaras. Vyksta už uždarų durų, o ne prie uždarų durų, kaip jūs ten sakėte. Turime ten patekti ir pranešti naujienas. Vieninga buvo nuomonė svarstomų klausimų, ar ne? To jūs tikrai nesužinosite. Operatorė, nefilmuokite manęs. Ką turite galvoje? Tai slapta informacija? Žiniasklaidai priimti sprendimai tikrai bus pristatyti vos tik pasibaigs posėdis. Tada jūs ir sužinosite, kokia buvo nuomonė. Visų vienoda, bendra, visų tokia pati, viena, tik jokių būdų ne vieninga. Vienoda, viena. Žodis vieningas vartotinas reikšmę pasižymintis vienybę. Tad vieningi gali būti žmonės, tauta gali būti vieninga, netgi rajono taryba kartais būna vieninga. Tačiau nei nuomonė, nei mokesčiai, nei tikslai negali būti vieningi. Kaip ir sakiau, gali būti vienodi, bendri, tokie patys, viskas aišku. ES valiuta gali būti vieninga. Negerai pasakėte, na ką bendro gali turėti valiuta su vienybė? Reikia sakyti bendra ES valiuta. Taip pat negalima sakyti vieningas telefono numeris. Reikia sakyti vienas, bendras. Užteks tų pamokų, kada posėdis baigsis? Už valandos ar po valandos? Gal už valandos, o gal ir po valandos. Tada ir sugrįšite. Būtinai. Kėdainių krašto televizijos laidelėje Kalbos rėtis atsijojame tai, kas taisyklinga. Šįsyk važiuosime miesto autobusu. Įlipus kontrolieriai pateiksime atžymėtą ar pažymėtą bilietą. Prie ekranų jūsų laukiame pirmadienį 20 val. Prieš krašto naujienas. Kėdainių konservai. Skanu, lyg pagaminta namuose.
Sveiki, laidos Savaitė Kėdainiuose žiūrovai. 47-oje 2014 m. Kėdainių krašto televizijos laidoje matysite ir išgirsite. 40-metį švenčiančiai kapelai Vilainiai gerbėjų dėmesys ir įspūdingos koncerno Vikonda dovanos. Kėdainiuose jau 15 kartą vyksta suaugusiųjų mokymosi savaitės renginiai. Kėdainių rajono savivaldybėje pagerbti gražiausių kalėdinio atviruko autoriai. Prie Šviesiosios gimnazijos pastato atidengta memorialinė lenta. Dobiliuko bendruomenė įgyvendindama projektą Pyktis ne brolis išbando įvairias terapijas. Kompensavimo už šilumą ir vandenį tvarka šiemet nesikeitė. Apie tai plačiau 47-oje šiais metais Savaitė Kėdainiuose laidoje. Vienas žinomiausių mūsų rajono mėgėjų meno kolektyvų Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Vilainiai šiemet švenčia kūrybinės veiklos 40 metų jubiliejų. Ta proga kapela pakvietė kraštiečius į šventinį koncertą Akademijos kultūros centre, talpinančiame daugiau nei 600 žiūrovų. Vilainių kapelos gerbėjų susirinko tiek daug, kad žiūrovai užpildė visas salės kerteles. Pirmoje koncerto dalyje pasirodė šventės šeimininkai, kapelos Vilainiai, muzikantai ir dainininkai, dovanoja susirinkusiesiems daug skambių dainų. Nebuvo niekad vasaros bėda, nebuvo per ilga šalta žiema, kaip neramu dėl rudenio lietaus, tai tikrai man peržiūrės lana. Dauguma Vilainių kapelos repertuaro dainų yra sukurtos šios kapelos įkūrėjo ir vadovo, kompozitoriaus, pelniusio Kėdainių krašto kultūros premijos laureato vardą Antano Mikalausko. Širdies stygas virpinančios melodijos ir prasmingi dainų tekstai abejingų nepalieka. Kapela Vilainiai sėkmingai gyvuoja 40 metų. Respublikoje tokių ilgamžių kapelų yra vienetai. Antanas Mikalauskas džiaugiasi, kad per tuos kelis dešimtmečius liaudiškos muzikos kapela Vilainiai visada buvo aukšto meninio lygio. Apie tai byloja aktyvi koncertinė veikla ir pelnyti apdovanojimai. Pirmi dešimtmečiai buvo irgi taip jau visi, gal ne laureatais, bet taip antra, trečia vieta, kadangi į dainų šventės mes važiuodavom, tai būdavo konkursai, tai vis laimėdavom kažkokias tai prizinės vietas. O paskutiniai metai, tai ko gero gal įsimintiniausi bent praeiti metai, tai Duokim garo čempionai ir dar prieš 10-30 metų, kai buvo, tai buvome antrieji. Tai gal tokie didžiausi, bet šiaip tai Respublikoje mes su kapela nesam iškritę gal iš 10-ukų. Per 40 kūrybinės veiklos metų Kėdainių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Vilainiai yra surengusi nesuskaičiuojamai daug koncertų. Šio kolektyvo dainos skambėjo ne tik Respublikoje, bet ir toli už jos ribų. Nuo Šiaurės Korėjos iki Italijos ir paskui, ir Tarybų sąjunga ten dalį mes apvažiavom, Maskvoje teko koncertuoti. Estijoje neteko, Latvijoje taip. Tai dar perspektyvoje turėtum dar kažkur vis tiek išvažiuoti, aš taip manau. Vilainių kapelai dar tikrai teks koncertuoti užsienyje, nes jubiliejinėme koncerte dalyvavusi koncerno Vikonda valdybos pirmininkė Jolanta Uspaskich kolektyvui padovanojo įspūdingą dovaną. Mes turime tokią rajonę vicemerę Nijolę, kuri verslininkams kaip ta šarka nuo taikos nešioja žinias apie kiekvieną kolektyvo, apie kiekvieno kėdainiečio svajones. Ir aš jūsų svajonę žinau. Ir noriu pasakyti, kad koncernas Vikonda šią progą dovanoja jums koncertinę kelionę į Italiją. Teikdama šią knygą apie Lietuvą kolektyvo vadovų, norėčiau pasakyti, kad jūs vis tik esate Lietuvos dalis, jūs mūsų kultūros dalis. Jūs mūsų bendruomenės dalis. Taip, kad kur bebūtumėt, ar Italijoje, ar kažkur toliau, visada skubėkite grįžti pas mus. Jūs esate laukiami čia, jūs mums labai reikalingi. Ačiū Jums už Jūsų buvimą. Kūrybinės veiklos 40-mečio proga kapela Vilainiai sveikino ir Žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Seimo narys Jonas Kondrotas, Kėdainių rajono savivaldybės vadovai, daug kitų svečių. Kapelos vadovui Antanui Mikalauskui įteiktos Seimo pirmininkės Loretos Graužinienės ir kultūros ministro Šarūno Biručio padėkos.
Visiems kapelos nariams savivaldybės mero Rimanto Diliūno padėkos. Visa tai byloja, kad Vilainių kapela labai svarbi kultūrinio gyvenimo dalis. Šita kapela reprezentuoja mūsų rajoną. Iš tiesų nuneša gerą, gražią kultūros žinią Lietuvai apie tai, kaip gyvena mūsų Kėdainių krašto žmonės, kokie yra kūrybingi, mylintis meną, mylintis kultūrą. Ir tikrai aš manau, kad šitas kolektyvas pelnęs daugelį projektų, daugybę nominacijų, yra perspektyvus ir va štai šiandien dovanoja mums savo 40 metų ruoštą dovaną. Vilainių kapeloje groja, dainuoja įvairaus amžiaus ir profesijų žmonės. Kolektyve beveik nuo pat pradžių iki šių dienų muzikuoja Zina Geičienė ir Valerijus Gasiūnas. Kas labiausiai patinka jums jūsų kapeloje? Nu, ta tokia demokratija, sakykime, ar ką visi kažkaip tai laisvai, draugiški labai jaučiamės. Ir Antanas, tarp kitko nesu girdėjęs, kad Antanas ant mūsų kokį nors piktą žodį, kad nors būtų pasakęs. Vienu žodžiu labai geras vadovas. Vilainių kapeloje ne vien kėdainiečiai. Kai kuriems kapelos nariams į repeticijas tenka važinėti po 14 kilometrų. O štai Vladas Navickas repetuoti ir koncertuoti atvyksta net iš Palangos. Patekau į nors kraštus su darbu, bet kapelos kažkaip nesinori palikti kolektyvą gražaus. Taip ir yra, ir važinėja, repeticijas, į koncertus, į konkursus. Kapela Vilainiai myli ir gerbia tiek klausytojai, tiek ir kolegos muzikantai. Dainuoja gerai, energijos daug, naujos dainos negirdėtos, skamba labai gerai. Kuo jūsų nuomonė Vilainių kapela yra išskirtinė? Išskirtinė todėl, kad mūsų draugai, solidaus amžiaus, 40 metų ne visi sulaukia, kapelos turiu galvoje. O dažnai vieni pas kitus važiuojate į koncertus? Neretai, taip ir bendraujame per dainas. Tai ko gero geriausias bendravimas. Ko palinkėtumėt Vilainių kapelai? Sėkmės, sėkmės ir kad toliau gyvuotų dar 40 ir daugiau metų. Vilainių kapelai geros kloties linkėjo ir jubiliejaus šventėje dalyvavusios kapelos Šeduvos bernai, Apinėlis, Radvyje, Šventupis, Ziklių dvaro kapelos vadovas Remigijus Poderis su dukra. Visi jie atliko po vieną Antano Mikalausko sukurtą dainą. Kolektyvą pagerbė ir kiti kompozitoriai. Šventės vedėja Loreta Sungailinė susirinkusiesiems pristatė Vilainių kapelos kompaktinę plokštelę Kol mes visi bei Antano Mikalausko kartu su Remigijumi Poderiu išleistą natų knygą Nukalkim pasagėlę. Kapela Vilainiai kūrybinės veiklos 40-mečio proga lapkričio 30 dieną 14 val. Surengs šventinį koncertą Kėdainių kultūros centro Vilainių skyriuje. Juk būtent Vilainiuose ir gimė ši taip visų mėgstama kapela. Dar vienas koncertas vyks Kėdainių kultūros centre. Labūnavos pagrindinės mokyklos Pelėdnagių skyriuje Dobiliukas, kuriame nuo šio rudens vykdomas projektas Pyktis ne brolis, vieną dieną sulaukta būrio svečių. Kaniterapinės pagalbos centro atstovai atvyko ne vieni, su gražuoliais keturkojais, kurie iš karto patraukė vaikų dėmesį. Svečiai pasakojo, kuo ypatingas kiekvienas šuo, kokią pagalbą teikia žmogui ir atsakė į mažųjų klausimus. Po to vaikams leista prieiti prie keturkojų, juos glostyti, pasiklausyti širdelės dūžių. Vaikams šie šuniukai labai patiko. Patiko, labai jie švelnus buvo. Jie nepikti, nekanda, minkšti, labai galima atsigulti. Jie švelnus, visokių spalvų, man tas juodas labiausiai patiko. Ar pirmą kartą tenka bendrauti su tokiu šuniuku? Jau. Gera tau? Taip. Ar bendravimas su gyvūnais padeda malšinti pyktį? Taip. Ar norėtum, kad į jūsų įstaigą dažniau atvyktų tokie šuniukai? Taip. Būtų labai gerai. Kaniterapinės pagalbos centro prezidentė Iveta Šikšniuvienė mums pasakojo, kad jų centro keturkojai yra vežami į senelių vaikų namus, taip pat pas neįgaliuosius. Kaniterapija pasaulyje gerai žinomas metodas. Tam tinka ne vien šunis.
Bet koks gyvūnas yra ypatingas, kuris suteikia vaikui, suaugusiam džiaugsmą, galbūt nuima vienišumo jausmą, galbūt padeda pasijausti kažko pilnaverčių, mylimų, laukiamų. Tai bet koks gyvūnas. Nežiūrint, tai ar šuo, galbūt gal tai bus arklys, galbūt tas pats delfinas, kam populiariai yra ta delfinų terapija. Mes konkrečiai dirbame su šunimis. Kaip vertinat būtent šios įstaigos vykdomą projektą? Tai čia yra fantastika, kad tik tai kuo daugiau įstaigų šito norėtų ir įsileistų, tai yra tiesiog nuostabus dalykas. Tai yra gražu, vaikams patinka, jie laukia tų sesijų. Tai aš manau, kad ir čia, jeigu tas projektas tęsis ir mes toliau draugausim, bendradarbiausim, tai tie vaikai ypatingai lauks šitų šunelių ir jiems bus smagu. Ir aš manau, kad ir tėvai pajus ant savo vaikų elgesio iš tikrųjų didelius pasikeitimus į gerą. Jeigu kažkas turi kažkokių tai tenai, ar piktesnis, ar neklauso, tai manau viskas bus gerai. Įgyvendinant projektą Pyktis ne brolis, kuris yra finansuojamas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis, Dobiliuke jau vyko susitikimai su psichologe, taip pat numatyta taikyti garso, dailės ir aktyvaus judėjimo terapijas. Visa tai tam, kad vaikai išmoktų atpažinti savo emocijas, supykę nusiraminti. Mes projekto metu įsigijom tokias palapines. Psichologas Karmaza mums aiškino, kad klasėje labai yra puiku, jeigu vaikai turi kažkokias tai vietas, kur galėtų pasitraukti, kai jie jau atpažino, kad supyko, kad nepridarytų įvairiausių škadų. Yra ir suaugę žmonės, kurie pyksta ir su to nesusitvarko, taip kad vaikai emocijas valdo dar sunkiau. Bet svarbu, kad jie nors kažką tai žinotų ir kaip aš turėčiau padaryti. Gal kažkada, kai bus mamos ir tėčiai, susivaldys ir su savo vaikais elgsis jau kitaip. Netapšnos per rankas, neimk, nedaryk. Projektą Pyktis ne brolis ketinama užbaigti gruodžio mėnesį, o pavasarį, kai bus šilti orai, planuojama dar kartą į svečius pasikviesti kaniterapinės pagalbos centro atstovus. Jie su keturkojais gali atvykti į bet kurią rajono įstaigą. Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre prasidėjo 15-oji suaugusiųjų mokymosi savaitė Gyvybės medis. Šiemet tokią temą pasiūlė Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija. Savaitė skiriama pokalbiams paprastai žodžiais ir konkretiems veiksmams, kurių esmė perėjimas nuo abstraktaus mes prie konkretaus aš, nuo žodžio prie veiksmo, nuo deklaratyvių vertybių prie žodžių ir veiksmų darnos 4 srityse – ekonomikos, socialinėje, kultūros ir ekologijos. Savaitės atidarime dalyvavo rajono savivaldybės mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, suaugusiųjų švietimo įstaigų vadovai ir darbuotojai, pedagogai. Visus dalyvius pasveikino 3-ojo amžiaus universiteto senjorų muzikos grupė Gyja. Renginio metu vyko akcija Papuoškime gyvybės medį ir projekto Žmogus medyje, medis žmoguje pristatymas. Šiais metais buvo skelbiamas projektų pristatymo konkursas ir Kėdainių suaugusiųjų mokymosi centras laimėjo šį konkursą. Na tai va šio atidarymo metu mes pristatysime ir šitą projektą, parodysime medžiagą, filmą, kuris buvo sukurtas to projekto metu. Mokymosi savaitės vizija – darnaus vystymosi idėjos sklaida ir praktinis jos taikymas. Tam yra suplanuota daug renginių. Visų pirma, įvairios susitikimai, pokalbiai, diskusijos, dvasinės harmonijos prasme, su psichologais, su įvairiais kitais specialistais. Taip pat vyks praktiniai užsiėmimai ir renginiai. Kėdainių suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras bendradarbiauja su partneriais. Vienas iš jų – Kėdainių profesinio rengimo centras. Man asmeniškai, kaip Kėdainių profesinio rengimo centro vadovai, labai malonu, kad šiais metais į šitos renginius įsitraukė ir Kėdainių profesinio rengimo centras. Tai jau mes turėjome susitikimą su suaugusių švietimo ekspertu iš Italijos Karlos Maldonį. Taipogi šios savaitės rėmuose Kėdainių profesinio rengimo centre vyks susitikimas su mūsų Kėdainių krašto verslo atstovais. Na ir taipogi mūsų profesijos mokytojai šitame centre, 3-ojo amžiaus universiteto klausytojus mokys serviruoti stalą, dengti ir galbūt pagaminti tam tikrus kažkokius tai patiekalus. Norintiems mokytis ir tobulėti, Kėdainių rajone yra sudarytos palankios suaugusiųjų švietimo ir mokymosi sąlygos. Sąlygas neblogos, pasiūla yra liktai,
bet kartais yra tam tikrų trikdžių. Galime pasiūlyti labai daug mokymų programų, bet surinkti pakankamą mokinių skaičių, kad būtų galima vykdyti mokymą, labai sudėtinga, nes visi nori skirtingas programas. Suaugusiems dabar sąlygos atsiranda truputį geresnis, nes pagal įvairią projektinę veiklą darbo birža sudarė sąlygas mokytis suaugusiems įgyti profesiją pagal pasirenkant mokymosi vietą. Ir mes tuo pačiu Kėdainių profesinio rengimo centras prisidedame prie to, kad sudarėm galimybę mokyti ne tik grupinio būdu, bet ir pavienius asmenys. Aš manau, kad suaugusių žmonių mokymasis ir žmogaus apskritai mokymasis visą gyvenimą yra labai pozityvus dalykas. Kėdainių rajono savivaldybėje tam yra sudarytos tikrai pakankamai palankios sąlygos. Žmonės randa įvairių formų, įvairių būdų, metodų, kaip padėti savo, kaip pasiruošti geriau gyvenimo pokyčiams, nes iš tiesų gyvename laike, kai pokyčių yra labai daug. Ir aš galvoju pagauti va štai šiandienos galimybės ir pagavus jas panaudoti savo kasdieninėme gyvenime, savo galbūt ir karjeros planavime, galų gale prasmingame laiko leidime, bendravimuose yra labai vertinga. Artėjant Kalėdoms, Kėdainių rajono savivaldybėje buvo surengtas dailės mokyklos moksleivių sukurtų darbelių konkursas. Savivaldybės darbuotojai iš beveik 100 darbelių išrinko 3 gražiausius. Jų autoriai 8-metis Ignas Ulinskas, 9-metė Urtė Hofmanaitė ir 10-metė Akvilė Špokaitė pakviesti į savivaldybę, kurioje konkurso nugalėtojus apdovanojo rajono meras Rimantas Diliūnas ir konkurso iniciatorė Rūta Švedienė. Gražiausių darbelių autoriams bei juos atlydėjusioms mamoms ir dailės mokyklos mokytojoms pranešta, kad šie darbeliai netrukus pasieks spaustuvę. Ten bus daromi maketai. Pagal gražiausiai atrodantį darbelį bus atspausinta daugiau nei 400 kalėdinių atvirukų, kurie kartu su Kėdainių rajono savivaldybės vadovų sveikinimais bus siunčiami ne tik į įvairius mūsų rajono kolektyvus, bet ir Seimo vyriausybės nariams, savivaldybių merams, taip pat mūsų rajono savivaldybės partneriams į 8 užsienio šalis. Tai sužinoję vaikai labai apsidžiaugė ir noriai pasakojo, kaip kūrė savo darbelius. Esu sukūrus per stiklą darbelį, 2 per stiklą darbelius ir šitą darbelį, kurį dabar laikau rankose. Kaip tau sekėsi, ar lengva buvo sugalvoti, kaip turi atrodyti kalėdiniai atvirukai? Sunku. O kaip manai, vaikams svarbu, kad jų darbeliai būtų pastebėti, kad juos kažkas įvertintų? Jo. Kaip tu darei šitą darbelį? Karpiau ir klijavau. Lengva buvo? Nelabai. Ar pirmą kartą tenka gaminti kalėdinį atviruką? Pirmą. Kaip tau sekėsi? Gerai. O koks jausmas sužinoti, kad tavo darbas yra vienas geriausių? Geras. Smagu būti apdovanotam? Smagu. Kodėl nusprendei dalyvauti konkurse? Nes pagalvojau, kad būtų labai smagu ir kažkaip, ir taip patinka piešti, visokius darbelius daryti. Ar tikėjaisi laimėti? Tikrai ne. Šis laimėjimas ar paskatins tave ir ateityje kurti panašius darbelius? Taip, tikrai taip. Kėdainių rajono savivaldybės vadovai į kėdainiečių vaikų kūrybą dėmesį atkreipia ne pirmą kartą. Dailės mokyklos auklėtinių darbai jau nesykį buvo vežami dovanų užsienio partneriams. Pastebėjus, kad vaikų rankomis sukurti originalūs darbeliai žmonės labai pradžiugina, nuspręsta vaikų kūriniais papuošti kalėdinius atvirukus ir taip garsinti jaunuosius kėdainiečius. Būtinai ant atvirutės bus parašyta, kas nupiešė, kiek metukų. Tai aš manau, kad čia stimulas vaikams piešti, dalyvauti konkursuose. Aš manau, kad iš tikrųjų šitos kalėdos jiem bus tikrai įsimintinos. Jo labiau, kad mes pasižadėjom ir pagaminę atvirukus pirmiausiai nusiųsti vaikams, jų šeimoms, mokyklai,
kad įvertint, reiškia, jų triūsą. Savivaldybės vadovų dėmesys kėdainiečiams vaikams ir jų kūrybai pamalonino ne tik konkurso nugalėtojus, bet ir jų tėvelius. Vaikus tai turėtų labai paskatinti, ypač tie, kurie gal nesitikėjo gauti to tokio apdovanojimo. Ir galvoju, kad dažniau gal turėtų būti tokie, tokie, bent jau pagerbimai, paminėjimai tų jų piešinukų, darbelių ar kažkokios tai veiklos. Panašius konkursus rajono savivaldybė planuoja organizuoti ir ateityje. Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono iniciatyva prie Šviesiosios gimnazijos pastato buvo atidengta memorialinė lenta. Ji įamžins vietą, kurioje buvo įsikūrę karininkų Juozo Šurausko ir Jono Variakojo vadovaujami Lietuvos kariuomenės Kėdainių ir Panevėžio sričių apsaugos būriai 1919 m. vasarį mūšiuose ties Kėdainiais ir Šėta sustabdė bolševikų kariuomenės puolimą laikinosios sostinės Kauno link. Tuo metu vyko tas puolimas ir paprasčiausiai pajėgos ėjo link Kauno ir iš Panevėžio buvo atsiųstas Jonas Variakojis su savo būriu ir čia buvęs Juozas Šurkauskas. Paprasčiausiai jų užduotis buvo sustabdyti tą besitęsiantį puolimą link Kauno. Kartu su Kėdainių krašto muziejum, su istorikais mes paprasčiausiai ieškojom to pastato, kur jie buvo įsikūrę, iš kur jie vadovavo ir mes ją identifikavom ir paprasčiausiai ant to pastato atidengsim tiem žymiem žmonėm, tiem karininkam memorialinę lentą. Memorialinę lentą skirtą įamžinti reikšmingą nepriklausomybės kovų istorijos puslapį atidengė Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Karaliaus Mindaugo husarų bataliono štabo viršininkas majoras Vytautas Burokas ir Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius. Atminimo lentą pašventino karinių oro pajėgų kapelionas majoras Virginijus Veilentas. Susirinkusiems svečiams kariuomenės ir rajono savivaldybės atstovams bei Šviesiosios gimnazijos bendruomenės nariams trumpai priminti istoriniai įvykiai vykę mūsų krašte po šalies nepriklausomybės paskelbimo 1918–1919 metais, po to tylos minute pagerbtas žuvusių karių savanorių atminimas. Nugriaudėjo 3 šūvių salvės už Lietuvą, už karius savanorius žuvusius ginant šalies nepriklausomybę ir už Lietuvos kariuomenę. Šviesiosios gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė pasidžiaugė, kad turtingą gimnazijos istoriją papildė dar vienas svarbus faktas. O savivaldybės administracijos direktorius Arūnas Kacevičius padėkojo kariuomenės atstovams už istorinės atminties puoselėjimą. Kiekviena tauta egzistuoja būtent dėl istorijos ir be istorijos nebūtų nei tautos, nei išimtis ir Lietuva. Kaip žinome, Kėdainiai šioje vietoje yra tikrai svarbus, nes 1918 metų pabaigoje sovietiniai kariuomeniai įsiveržus į Lietuvą, būtent čia Kėdainių apylinkėse ta priešų kariuomenė ir buvo sustabdyta ir jai neleista užimti laikinosios sostinės Kauną. Džiugu, kad atsiranda žmonės, kurie inicijuoja istorinių faktų prisiminimą. Ši memorialinė lenta ant Šviesiosios gimnazijos pastato ne tik gimnazistams, bet ir visiems praeiviams primins iškilius mūsų tautos žmonės, padėjusius apginti Lietuvos nepriklausomybę. Prasidėjus šildymo sezonui, gyventojų išlaidos ženkliai padidėja. Ne kiekviena šeima, ypač vieniši asmenys, išgali susimokėti už šilumą bei vandenį. Todėl nemažai žmonių skuba į seniūnijas prašyti kompensacijos. Jas gauna keli tūkstančiai mūsų kraštiečių. Ar pirmą kartą tenka kreiptis dėl kompensacijos už šilumą? Ne pirmą. Jau seniai vaikštau išmaldos prašyti, nors nelabai čia ir malonu vaikščioti. Kiek mokate už šilumą? Žiemą už šilumą apie 200. Tai va su visko vanduo, visi tai būtų virš 3. Tai man liktų 300. Į dieną liktų 10 litų. O kai gaunat kompensaciją, lengviau mokėti? Nu, aišku, kad lengviau. Jau man lieka 200 sumoku su viskuom, man lieka 400, jau man ne 10 litų, 15 lieka į dieną. Būsto šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijų skirimo ir mokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas.
Tvarka tokia pati, kaip ir ankstesniais metais. Gyventojai turi kreiptis pagal seniūnijas, pagal deklaruotą gyvenamąją vietą. Įmamas irgi tas pats laikotarpis arba 3 praėję mėnesiai, jeigu nesikeičia nei pajamų šaltinis, nei šeimos sudėtis, arba įmamas einamas mėnuo, jeigu keičiasi šeimos arba asmens pajamų šaltinis arba šeimos sudėtis. Lygiai tas pats, kad kompensacijos yra netaikomos įsiskolinusiems už šildymą, nebent jie būtų sudarę skolų grąžinimo sutartis. Taip patgi kompensacijos kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiais metais taikomos tiems gyventojams, kurie faktiškai gyvena tame būste. Kompensacijos nėra taikomos toms šeimoms, kurios nėra išnaudojusios kitų šaltinių gavimo. Tai yra daugiausiai tai yra susijęs su tomis mamomis arba tais tėčiais, kurie nėra nusistatę tėvystės ir nepristeisę materialinio išlaikymo. Ar skiriant kompensacijas už šildymą ir vandenį atsižvelgiama į žmogaus turimą nuosavybę? Taip. Skiriant kompensacijas atsižvelgiama iš tikrųjų į 3 faktorius. Tai yra praktiškai žmogaus pajamas, turimą turtą. Tai yra vienas faktorius, po to šildymo plotas, kiek gyvena asmenų ir kiek galima taikyti jiems šildomo ploto ir suvartotas energijos kiekis tam būstui apšildyti. Savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Jūratė Blinstrubaitė informavo, kad miesto seniūnijoje turinčioje daugiausiai gyventojų socialinės paramos tarnyboje, kaip ir pernai, yra išankstinė registracija. Įvedus tokią tvarką nebeliko žmonių spūsčių, nebereikia laukti po kelias valandas. Ir nors gyventojų eilė jau sudaryta iki gruodžio, žmonės neturėtų baimintis, kad negaus kompensacijų, nes jos skiriamos už 2 praėjusius mėnesius nuo prašymo pateikimo dienos. Tokia 47-oji 2014 metų laida Savaitė Kėdainiuose. Šilto ir jaukaus jums savaitgalio. Likite sveiki. Sudie. Kėdainių konservai. Skanu, lyg pagaminta namuose. Pačioje Kėdainių senamiesčio širdyje, Senojoje gatvėje 7, duris atvėrė Beneto karčiama. Į ją jūs kviečia buvusių auksinių malūnėlių šeimininkai. Atnaujintoje kavinėje bare jūs ir papietausite ir puikiai praleisite vakarą su savo draugais. Siūlome paragauti firminio Beneto karčiamos kepsnio, gigantiškų cepelinų ar kitų gardžių patiekalų. Antrame aukšte yra didžiulė iki 60 žmonių talpinanti banketų salė pobūviams ar gedulingiems pietums. Užsakymai priimami telefonais 57 110 8698 24 743. Penktadieniais ir šeštadieniais dirbame nuo 10 iki 24 valandos, kitomis dienomis nuo 10 iki 20 valandos. Kavinė baras Beneto karčiama jūsų paslaugoms. Puikiai visiems žinomoje parduotuvėje Televisata naujovė. Norima įsigyti daiktą galima rinktis iš daugiau nei 20 000 prekių interneto kainomis. Tinka visi atsiskaitimo būdai. Pasiūlysime geriausias lizingo sąlygas. Kalėdinėmis dovanomis pasirūpinkite iš anksto. Visą lapkričio mėnesį buitiniai technikai nuolaidos iki 30%, o populiariausiems Samsung televizoriams ir telefonams iki 25%. Prekių kiekis ribotas. Nuolaidos taikomos ir kitoms prekiams. Konsultantai padės išsirinkti jūsų poreikius labiausiai atitinkančią prekę. Jei neužtenka pinigų naujiems pirkiniams, ne bėda. Televisatoje gausite kreditą iki 10 000 litų. Apsilankykite Televisatos parduotuvėse Kėdainiuose, Mindaugo gatvėje 11A, Jonavoje, Jeronimo Ralio gatvėje 3. Geriausių pasiūlymų ieškokite ir internete www.bigbox.lt. Didžiausios metų šventės tai puikiausia proga atnaujinti savo namus. ELB baldai, vienas didžiausių importinių baldų tiekėjų Lietuvoje, atnaujinęs kolekcijas, laukia pirkėjų savo firminiuose salonuose Kėdainiuose. Žinomiausių pasaulio gamintojų
Miegamojo, svetainės, vaikų kambario, valgomojo ir virtuvės baldais apstatytas jūsų būstas pavirs jaukia poilsio oaze. ELB baldai rekomenduoja nemokamas savųjų dizainerių konsultacijas. Profesionalai pasirengę patarti, ką rinktis konkrečiam interjerui – odą ar gobeleną, į akis išsyk krentančią ar į pirmą planą nesiveržiančią spalvą. Visada madinga klasika ar žalų modernumą. Kad ir ką beišsirinktumėte, nepamirškite. ELB baldai – tai ne tik staigmenos ir pačios palankiausios akcijos. Dar daugiau. Teisė ištarti galutinę kainą visuomet suteikiama pirkėjui. Juk šventės dosniausių dovanų metas.